12 skyrius. Šventė. Vakare senelis, pasiėmęs kastuvą ir nesuremontuojamus batus, paslapčia išsėlino į parką. Radęs nuošalesnę vietelę tarp pušelių, iškasė gilią duobę. Apsidairęs, ar niekas nemato, sumetė ten batus. Vienas atsirėmė į sieną, o antras apvirto ant šono. Vakaro tyloj pasigirdo aiškus vandens teliuskavimas. Paskui lyg kažkas giliai atsiduso. Ir vėl tyla. Senelis tvarkingai užkasė duobę, išlygino žemes ir dar patrepsėjo kojomis. Viskas baigta. Daugiau jokių stebuklų ir keistenybių, pamanė. Ir lyg nusimetė sunkią naštą grįžo namo. Pietikai nieko nenorėjo pasakoti, nors tas vis sekiojo iš paskos ir klausinėjo, kur senelis pradangino jo batus. Nebėra batų, pamiršk, užteks tų fokusų, kaip kirviu nukirto. Suprask, pokalbis baigtas. Daugiau tą vakarą apie keistus batus niekas nekalbėjo. Rytas išaušo giedras. Pietika pakirdo, kai saulė jau buvo aukštai. Atidaręs langą, parke išgirdo kažkokį šurmulį. Susirinkusių žmonių minia linksminosi, šoko ir dainavo. Grojo dūdų orkestras. Virš parko į dangų kilo margaspalviai oro balionai. Matyt, kažkokia šventė, pamanė berniukas ir nukūrė laiptai žemyn. Po to basas tiesiai į parką. Taip knietėjo išsiaiškinti, kas ten vyksta. Jau iš tolo pamatė aukštyn virš medžių šaunančią vandens čiurkšlę ir neryškę vaivorykštę. Iš kur čia radosi fontanas? Stebėjosi Pietika. Atskubėjo ir senelis, irgi basas. Sustoję greta ir užvertę galvas, abudu gėrėjosi aukštų vandens stulpu. Žmonės klausinėjo vieni kitų ir spėliojo, kas per naktį galėjo įrengti tokį įspūdingą fontaną. Nors buvo neapsakomo grožio vasarvidžio rytas ir nesijautė nė vėjelio dvelktelėjimo, išdykusi čiurkšlė netikėtai pakrypo į senelį ir Pietiką. Tie nespėjo atšokti, tik susigūžė ir laukė kažko panašaus į šaltą dušą. Tačiau gausiai aplėti vandeniu pajuto malonę šilumą, lyg per pečius būtų apglėbti švelnių rankų. Atsitiesę ir sulaikę kvėpavimą, ėmė šaudyti akimis, tarsi kažko ieškodami. Aiškiai pajuto, kad tarp jų yra nematomas trečias. Bet kur jis? Tuo tarpu fontanas driokstelėjo tiesiai į dangų. Srovė pakilo aukštai aukštai ir palėtė mažą baltą debesėlį, atklydusi nežinia iš kur. Pradėjo lyti iš giedro dangaus. Žmonės neturėjo skėčių, tad suskubo slėptis po medžiais. Muzikantai pakišo galvas po savo dūdomis. Triukšmingą orkestrą pakeitė tylus lietaus šnabždesys. Gaila, viskas truko trumpai. Srovė nustojo kvailioti ir apsiramino. Fontanas tapo tikra parko puošmena. Senelis su Pietika juokdamiesi patraukė namo. Priėję prie durų, lyg perskaitė vienas kito mintis, stabtelėjo. Pietika paklausė pirmas. Seneli, kaip mes paaiškinsim močiutei, kodėl grįžtam permirkę nuo galvos iki kojų, juk dangus toks giedras? Taigi, surimtėjo ir senelis. Gausim pylos. Kaip visada.